Tuo pačiu metu, kai pasaulį siaubė ispaniškasis gripas, visi susidūrė su kita epidemija, kuri nusinešė maždaug milijoną žmonių gyvybės, o daugybė kitų virto tarytum gyvomis statulomis, keliems mėnesiams ar net visam gyvenimui įkalinti savo pačių kūnuose, negalėdami nei pajudėti, nei kalbėti. Iki šiol mokslininkai nežino nei kaip atsirado ši liga, nei kaip ją tinkamai gydyti, nei kodėl 10-metį trukusi epidemija staiga pasitraukė. Paslaptingoji epidemija daugelio buvo vadinta tiesiog mieguistumo ar miego epidemija. Tai letarginis encefalitas, kuris prasidėdavo kaip paprastas negalavimas, karščiavimu, galvos skausmu ir nepaaiškinamu nuovargiu. Tačiau letarginio encefalito požymiai vėliau stiprėdavo ir primindavo niūraus siaubo romano siužetą, nes žmonės likdavo pakibę kažkur tarp vos egzistuojančios gyvybės ir visiškos nebūties. Jų akys likdavo pravertos, nors žvilgsnis tuščias, kūnai gyvi, bet dažniausiai visiškai sustingę, apatiški, arba kai kurie atvirkščiai, tiesiog lėdėdavo arba imdavo smurtauti, kai kurie taip pat laikas nuo laiko imdavo klykti. Ligos pasekmės buvo išties skaudžios, trečdalis ligonių mirdavo, o dalis išgyvenusių visiškai nustodavo reaguoti į aplinką, panirdavo į apatiją ir gyvendavo įkalinti savo kūnuose dešimtmečius. Jeigu sudomino ši tema, paspauskite patinka ir prenumeruokite kanalą Maistas smegenims, nes jau greitai kanale pasirodys pilna laida apie paslaptingąją letarginio encefalito epidemiją.